Sveiki, čia yra Lukas iš riedis.lt ir šiandien norėtume pašnekėti apie Ado dviračius. Daugybę metų mes dirbame su Ado kompanija, o šiais metais turime gerų naujienų. Tai yra Ado Air 20 Eco ir Ado Air 16 Eco. Ką reiškia Eco? Visų pirma, kad elektrinių dviračių kaina yra žemesnė nei 1000 eurų. Dažniausiai. Juokauju, aišku, tačiau tokia yra teisybė. Šie dviračiai kainuoja mažiau nei 1000 eurų. Iš Ado gamintojo tas buvo labai seniai. Taigi, Eco dviračiai skiriasi nuo paprastosios versijos tom, kad jie neturi hidraulinių stabdžių ir nuo S serijos, kad nėra priekinių amortizatorių. Tačiau labai lengvi dviratukai su diržinėmis pavaromis, pas sensoriais, akceleratoriais ir bagažinėmis. Tai yra International versijų. 350 W varikliai, 10 ampervalandžių 36 V baterijos įmontuotos į pačią sėdynę ir su šiais dviračiais galima nuvažiuoti net iki 90 km atstumą. Šie dviračiai pasikrauna pilnai per 5 valandas. Tai yra viskas, ko reikia už tokią kainą. Na, ant bagažinės galite pavežti net ir nedidelį keleivį. O dabar pašnekėkime apie kitas Ado galimybės ir privalumus. Visų pirma, Ado yra atpažįstamas dėl savo aptakaus dizaino ir puikios išvaizdos. Matome štai kokia yra net graži šviesi spalva ar standartinė pilka, taip pat yra žydros mėlynos spalvos dviratukai. Visą tai galite pamatyti riedis.lt tinklapyje Ado gamintojo skiltyje. Na, aišku, Ado pasižymi ir savo mobiliosiamis programėlėmis, kurios susijungia su ekranėliais per Bluetooth pagalbą. Apie tai galite rasti mūsų kitose Ado apžvalgose, kitų modelių, nes jų yra per daugybę metų pridaryta tikrai daug. Na, o dabar galime pašnekėti dar apie kitus privalumus ir apie naujienas. Taigi, privalumai tai standartinis dviračio sulankstymas per pusę, šie dviratukai labai lengvi, susilanksto labai lengvai, be abejo nusilenkia ir vairas, tuomet gaunasi toks trikampiukas ir dviračiai lengvai telpa į automobilio bagažinę. Tačiau įjungus dviratį matome, kad Eco versijoje, naujose versijose atsirado naujiena, raudonas mygtukas. Tai yra posūkio žibintas. Dabar jau Ado turi įmontuotus posūkius, bent jau naujausioje Eco versijoje. Taip pat ir naujausioje Pro versijoje, kurio apžvalgą galite rasti mūsų YouTube kanale. Pro versija, priminsiu, įspūdinga yra tuom, kad Bafango variklio viduje diržinė pavara pasikeičia pati automatiškai į lėtesnį minimą. Pasižiūrėkite apžvalgą ir pamatykite naujausias technologijas, kurias naudoja Ado ir Bafang. Be abejo, jo kaina jau ženkliai didesnė už šios dviratukus, nors ir iš išvaizdos jis labai panašus į šį dviratuką. Taigi, tiek apie Ado dviračius šiandien. Jeigu turite klausimų, kreipkitės į mus labas@riedis.lt 0633 77 888 mobiliuoju telefonu, o jeigu norite ir turite galimybę, labai lauksime jūsų Vilniuje, Kalvarijų gatvė 269, Riedis.lt salone. Riedis.lt, tavo laisvė judėti. Iki. Riedis.lt, tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269, Vilnius.